Kauno Žalgirio krepšininkų įprastą gyvenimo ritmą paįvairino netikėtas susitikimas. Lietuvos čempionų treniruotėje apsilankė visame pasaulyje mūsų šalį taip pat garsinančios šiuolaikinės penkiakovės sportininkai. Svečiai krepšininkus mokė fektuotis ir šaudyti, bei surengė improvizuotas šiuolaikinės penkiakovės varžybas. Su Žalgirio nariais susitiko 2013 metų pasaulio čempionas Justinas Kinderis, Kauno šiuolaikinės penkiakovės klubo Feniksas nariai Gintarė Venčkauskaitė, Vilma Juchnevičiūtė, Dovydas Vaivada ir jų treneris Henrikas Eismontas. Susitikimo pradžioje krepšininkai linksmai apžiūrinėjo iki šiol rankose niekada nelaikytas tikras špagas, o Justinas Kinderis ir Dovydas Vaivada pademonstravo fechtavimosi dvikovą. Šiuolaikinės penkiakovės varžybose lemtinga visada būna paskutinė kombinuotoji bėgimo ir šaudymo rungtis. Būtent šioje rungtyje buvo nuspręsta išaiškinti ir Žalgirio šiuolaikinės penkiakovės čempioną. Kombinuotosios rungties pusfinalio bėgimuose varžėsi po 4 žalgiriečius ir 1 penkiakovininką. Po nuotaikingo renginio Justinas Kinderis sakė, kad krepšininkams pavyko greitai įsisavinti kai kuriuos šiuolaikinės penkiakovės elementus. Na, iš tikrųjų, kai kurie labai greit pagavo ir suprato, kas yra šaudimas ir netgi fechtavimas, o kitie, manau, reikia laiko, suprasti ir perprasti visą tai galbūt. Ir to noro, kad greit suprasti, sudėtinga, manau, prašyti iš krepšininkų. Būna kartais, bet daugiau kaip išvykstam į užsienį ir apšilimo formą tik tai, o šiaip kamuolį paėmęs, tai daugiau prisimenu senus laikus, kai buvau dar jaunas ir lankiau vidurinę mokyklą, tai ten per fizinio pamokas tik tai žaisdavau. O šiaip tai tikrai primirštas dalykas ir galbūt norėtųsi dažniau. Žalgirio krepšininkas Vytenis Lipkevičius teigia, kad iki šiol šiuolaikinę penkiakovę buvo matęs tik per olimpinių žaidynių televizijos transliacijas, o pabandyti jėgas pačiam buvo labai įdomu. Labai džiugu, kad Top Sport bendrovė suteikė galimybę susigrumti su penkiakovininkais, pabandyti, kaip sakant, jų šakas. Tai įspūdžiai geri, tiesiog gal daugiau praktikos reikėtų, rezultatai iškart geresni būtų. Olimpiadoje, aišku, tenka stebėti, nes kaip ir kiekvienas lietuvis, manau, stengiamės, palaikom ir tikimės gerų rezultatų iš jų. Sunkiausia, aišku, fektavimas, nes ten turbūt daugiau specifikos reikalauja, o smagiausia buvo pašaudyti. Ir atrodė, kad tai yra tikrai lengva, bet kai teko pabandyti ir dar apibėgus vieną ratą šaudyti, pasirodė, kad tikrai taip nebuvo lengva, kaip atrodė iš pradžių. Visus komandos draugus nurungusiam Jamesui Andersonui tai buvo pirmoji pažintis su šiuolaikinė penkiakove. Never. I mean, I seen like the fencing thing by accident though on TV, but it's very interesting to see what they do for a living and what their craft is. Like our craft is basketball and theirs is this, so it's interesting to learn more about it. I mean, I was just trying to focus in. It was kind of tough because my arm was getting tired, and you really got to focus in mentally. And I mean, it was fun to come out and like I said, and learn this and get a chance to actually do it for a little bit. And can you show you achieved one more award in your trophy lobby? What can you say about it? Is it good? Of course, anytime you can get an award, it's always a good thing. I beat Liebke and Seamus. So I was really excited about that, especially Seamus, because he was kind of trash talking at the beginning, so it was good. Amerikiečių Justinas Kinderis įteikė specialų prizą, o krepšininkai atsidėkodami už apsilankymą ir smagę treniruotę, penkiakovininkams įteikė kamuolį su visų komandos narių parašais.